Labą rytą, mano mėlėjai švenčių laukiantis pirties gerbėjai. Šiandien laidoje apie tai, kokią bažnyčią Suomiai lanko dažniau. Paklausime garbingojo Suomijos ambasadoriaus. Tikros ruginės duonos kepimo senovinėje krosnyje ypatumai. Laidos žiūrovas komentuoja. Aš nieko prieš krosnis, prie jų užaugau, bet man nepatinka tai, kad kuo toliau nuo krosnės, tuo vėsiau. Radiatorių šiluma geriau skirstosi po kambarį, temperatūra vienodesnė. Ar galite tai paaiškinti, Aleksandrai? Gali būti dvi priežastys, arba abie priežastys galioja. Pirmoji eilėje gana prasta šilumos izoliacija namo. Čia pirmas klausimas. Antras klausimas parinkta per mažą galingumą krosnis. Ir šeimininkas privalo kūrenti intensyviau, perkaitina krosnis. Šalia krosnis kaitra jausia ir nemalonu, bet bendras krosnis galingumas vis tiek per mažas ir ta krosnė neįšyla visą patalpą. Todėl kampe šalta. Tai čia reikia pabrėžti, kad kertinis klausimas ir svarbiausias klausimas statant krosnį, ko tiksliau parinkti reikalingo krosnės galingumą, kuris įšildys patalpą arba namą. Ar aišku, mėlėjai? Turite dar klausimų? Rašykite krosnis@vantoslapas.lt. Gavau laišką net iš Airijos. Žinoma, iš lietuvių, kurie manęs ilgisi. Labai džiaugiuosi, kad netgi iš Airijos rašom žiūrovai. Tai netgi už jūrų marių nukeliauja mūsų žinia. Tai mūsų pirmas bandymas per TV ekraną paskleisti sveikos pirties, lietuviškos pirties idėją. Pažiūrėjau iš jūsų nuotraukas. Labai gerai, kad pirtyje egzistuoja vantos. Tai yra tas dalykas, kas aš manau patiems vietiniam airiams yra visiška egzotika. Skleiskite lietuvišką pirtį, vanokite su vantomis, rodykite tai, ką mes geriausia turime, ką mes paveldėme iš mūsų senelių. Patarimas būtų toks, pažįstu tas mobiliasias pirtis, ten reikėtų truputėlį taip drėkinti sienelės, kaip ir patys rašėte, kad nuo to gautųsi geras mikroklimatas. Ir prašymas, nevartokite pirtyse alkoholį, neleiskite airiams gerti mūsų pirtyse, tiesiog skleiskite sveiką lietuvišką pirtį. Ačiū Jums, kad rašote, kad neužmirštate, žiūrėkite ir laukiame mes iš Jūsų kuo daugiau žinių ir laiškų. Ačiū Jums. Rašykit. Turit keistų pirčių, praneškit. Pasidžiaugsime kartu. O dabar apie suomišką pirtį netradicinėje, bet gilias tradicijas pagimdžiusioje Suomijos ambasadoje. Pirtis Suomijoje – tai šeimos pirtis, korporatyvinė ar visuomeninė pirtis? Perinteisesti se on ollut perhesauna. Tradiciškai tai buvo šeimos sauna. Mutta tietysti nykyaikana sauna on hyvin monimuotoinen käsite. Tačiau reikia pripažinti, kad šiandieną sauna tapo labai įvairialypių reiškiniu. Sauna on hyvin vahva elementti meidän yrityskulttuurissamme. Šiandieną sauna tapo taip pat labai svarbių kultūros elementų verslo pasaulyje. Tai nuorten hauskanpidossa, opiskelijoiden hauskanpidossa. Taip pat jaunimo būdas švęsti, studentai dažnai švenčia saunose. Koks rimčiausias ambasadoriaus sandoris buvo suderintas pirtyje? Oikeastaan olisi voinut sanoa, että sauna on myös ollut Suomessa. Čia ko gero galėčiau paminėti, kad sauna pastaruoju metu tapo labai reikšminga diplomatijos dalimi. Ir iš tiesų, ne vienas svarbus sprendimas buvo priimtas saunoje. Ja kyllä meillä tunnettiin jo aikoina kylmän sodan aikana. Saunos diplomatija Suomijoje buvo žinoma jau šaltojo karo metu, kai tuometinis mūsų prezidentas Urho Kekkonenas eidavo į sauną ir su sovietų valstybės vadovais, ir su vakarų pasaulio vadovais. Ir galvojant apie pačią situaciją, kai žmonės į sauną eina be rūbų. Niin lähtökohtaisesti ihmisethän ovat. Tai galim galvoti, kad saunoje žmonės būna patys atviriausi ir ten turi mažiausiai paslapčių. Kokios visuomeninės saunos tradicijos? Gal Suomijoje tai antroji religija? Ei missään nimessä uskontana. Jokių būdų neteikčiau, kad tai yra religija. Ei todellakin, niin sauna on. Kaip jau minėjau pradžioje, visų pirma sauna kildinama iš šeimos tradicijų. Ir senovėje suomiškam kaime į sauną dažniausiai būdavo einama šeštadienį ir po apsilankimo saunoje šeimos nariai keitė drabužius, keitė patalynę, taigi tai buvo šeiminio gyvenimo dalis. Šiandien gyvenimas, aišku, yra visiškai kitoks negu buvo tuomet. Ir galiu pasakyti, kad per pastaruosius 20 metų miesto gyvenime įvyko didžiulių pasikeitimų. Seniau
Anksčiau daugiaaukščiuose laiptinėje būdavo viena sauna. Per pastaruosius metus situacija taip pasikeitė, kad saunos dabar yra rengiamos nebe laiptinėje, o kiekviename bute. Kiekvienas butas turi savo atskirą sauną, net ir vieno kambario butuose. Laskemme, että meillä on yli 3,3. Šiandien yra paskaičiuota, kad Suomijoje yra apie 3,3 milijono saunų. Taigi tikriausiai, kad šiandieną Suomijoje saunų yra daugiau negu lengvųjų automobilių. Ir yra netgi moksliškai įrodyta, kad sauna iš tiesų daro didelį poveikį žmogaus sveikatai. Pavyzdžiui, yra įrodyta, kad jeigu žmogus lankosi saunoje kelis kartus per savaitę, tai nedžiovina odos, priešingai negu buvo manoma iki šiol. Kaip tik yra priešingų įrodymų, kad žmonės kenčiantis nuo kai kurių odos ligų, tokių kaip psoriazė, sauna gali turėti teigiamą poveikį. Sauna lisää myös verenkiertoa. Sauna gerina kraujotaką. Reikia pripažinti, kad ėjimas į sauną yra labai asmeninis dalykas. Siinä on tärkeintä on se hyvän olon tunne. Tai svarbiausia yra tas geros savijautos jausmas. On sitten yksin saunomassa tai porukan kanssa. Ir nėra skirtumo, ar jūs einate į sauną vienas ar su kompanija. Kokios vantos naudojamos pirtyje? Käytämme koivuvihtoja. Taip, Suomijoje naudojamos vantos, dažniausiai yra naudojamos beržinės. Ir kalbant apie vantų kultūrą, tai per Joninę Suomijoje ryškiausiai galima matyti šitą reiškinį. Ja vihdan käyttöhän on taitolaji. Vantą naudotis reikia mokėti. Se ei tarkoita, että me hakkaamme. Tai nereiškia, kad reikia nuplakti vienas kitą iki kraujo. Vaan sellaista lempeää läpyttelyä. Švelniai reikia. Jotta se ir tokiu būdu iš beržo lapų sultis patenka per odą į žmogaus organizmą ir suaktyvina kraujotaką. Manau, kad mūsų naudojimosi vanta kultūra nėra labai toli nutolusi nuo lietuviškų tradicijų. Kaip vertinate Lietuviškos pirties akademijos indėlį į tarptautinę pirties kultūrą? Turiu omenyje 16-ojo tarptautinio pirties kongreso organizavimą šiais metais. Mes žinome, kad Suomijos ambasada buvo jo rėmėja. Tikrai labai džiaugiamės, kad Lietuvoje buvo surengta ta tarptautinė konferencija šių metų gegužės mėnesį. Suomija su malonumu prisideda prie to, kad ir Lietuva profiliuotųsi kaip saunos arba pirties kultūros šalis. Dėl to ir šio kongreso metu mes su malonumu bendradarbiavome su Lietuvos pirties akademija ir aš turėjau garbės surengti konferencijos svečiams priėmimą. Ja todellakin juuri tänne tullessa. Taigi, dar prieš ateidamas į šitą interviu jau klausiau draugijos pirmininko, ar jam teko anksčiau lankytis mano rezidencijos pirtyje, tačiau spėju, kad teko, nes saunos klausimais tikriausiai, kad turėjo progos bendradarbiauti jau ir su mano pirmtakais. Minun edeltäjieni aikana se on alkanut. Visiškai teisingai ir labai norėčiau iš tikrųjų nuoširdžiai žmogiškai padėkoti ir jums asmeniškai ambasadoriau ir aplamai Suomijos Respublikos ambasados kolektyvui, nes ambasadoriai keičiasi, o mielas kolektyvas išlieka. Ir turiu pasakyti, kad Suomijos Respublikos ambasada jau 2007 metais parėmė labai svarbią konferenciją, kurios metu atvyko ir Tarptautinės saunos asociacijos prezidentė su visa delegacija. Ir mes jau tada kėlėm 2007 metais suomiškos pirties kultūros klausimą Lietuvoje ir sprendėm tas problemas. Todėl bendradarbiavimas su ambasada yra labai senas, gajus ir aš manau tęsis ir ateityje. Labai jums dėkui. Netrukus po šnektų prie darbų lendame į Suomijos ambasados sauną. Turėtume nusirengti. Ir kepsime tikrą ruginę duoną senovinėje krosnyje. Te valdo tradicijos.